Šioje pamokoje mokysimės natūralios, laisvos, charizmatiškos kūno kalbos. Tai yra viena mėgstamiausių žmonių temų. Visą laiką labai įdomu, o ką mes galime šalia kalbėjimo padaryti irgi iškalbingo ir laisvo, drąsaus, įdomaus su savo kūnu. Pasimokykime kartu. Yra keli elementai, kelios dedamosios, kurias mes galime pataisyti jau dabar ir jau nuo šios akimirkos nebedaryti atitinkamų kūno kalbos klaidų. Pirmoji klaida yra uždaros kūno pozicijos. Kodėl jos yra klaida? Visų pirma, todėl, kad kuomet mes siekiame atrodyti profesionalūs, patikimi, kurti saugumą, mums reikia įgyvendinti vieną dalyką. Ir tai yra atvira krūtinė ir pilvo sritis. Psichologiškai užprogramuota, kad kuomet šias vietas matome atviras ir niekuo neuždengtas, žmogus automatiškai atrodo atviresnis, linkęs eiti į santykį, patikimesnis. Ir jeigu yra atviros šios kūno vietos, dažnu atveju bus ir nuleisti pečiai ir mes atrodysime labai natūraliai ir tuo pačiu prieinami kitam žmogui. Dėl šios priežasties uždaros kūno pozicijos, kurias mes dažnai absoliučiai nevalingai, nesąmoningai naudojame ir trukdo mums sukurti tą gerą įspūdį apie save. Pasižiūrėkime pavyzdžius. Dažniausia klasikinė pozicija yra sunertos rankos priekyje. Žiūrėkite, kas iškart nutinka su mano kūnu. Šiek tiek nusileidžia pečiai, aš tarsi šiek tiek susitraukiu vidun. Ir jau nebeatrodau kaip labai norintis eiti į kontaktą žmogus, tiesa? Kitas šios pozicijos variantas yra sunertos rankos priekyje. Kai kitą kartą stebėsite pakviestus žmonės į sceną arba tiesiog grupelę žmonių, kalbančių įmonės koridoriuje, atkreipkite dėmesį, vienas kitas laikys rankas štai šitaip. Kodėl mes taip darome? Todėl, kad mes vėlgi nesąmoningai jaučiame, kad šitos mūsų kūno dalys yra pačios pažeidžiamiausios. Ir jeigu mes nelabai pasitikime savimi arba mūsų žemesnė savivertė, mes norime jas šiek tiek apsaugoti, uždengti. Tarsi šiek tiek atsiskirti nuo to, kas vyksta aplinkui. Bet dabar, kai jūs jau žinote, kad tai nėra labai gera mintis, pirmas dalykas, kurį jūs galite padaryti, atsisakyti šitų pozicijų. Ir tą galima padaryti net bendraujant su žmonėmis buityje, kavinėje, kolegų būryje. Labai natūraliai, sąmoningai stebint savo kūno kalbą ir vis atsidarant prieš kitus žmones. Kokie yra kiti uždarų pozicijų variantai? Dar viena mėgstama pozicija yra rankos už nugaros, nekuria saugumo jausmą ir netgi kelia šiokį tokį įtarimą. Galbūt žmogus kažką slepia, juk mes nematome jo delnų. Dar vienas variantas – rankos kišenėse. Paslaptinga, galbūt šiek tiek fatališka pozicija, bet tikrai netinka visiems gyvenimo atvejam. Ir jeigu jūsų tikslas pristatyti projektą, sukurti ryšį, draugauti su žmonėmis, nelaikykime rankų kišenėse. Kai žmonės sužino, kad negalima sunerti rankų ir visaip kaip uždaryti savęs, jie nevalingai ima daryti dar kitus dalykus. Pavyzdžiui, prisidengti daiktais. Įvairiausios kosmetikos priemonės, naudojami tušinukai, flomasteriai, visa tai visaip rankose maigoma, judinama. Taip pat prisidengimas dokumentais, įvairiausiais daiktais. Atkreipkite dėmesį, vėl uždengiu savo pilvą ir krūtinę. Mes kartais net patys nesuprantame, ką mes darome, bet tokiu būdu mes vėl bandome šiek tiek save apsaugoti ir atsiriboti. Ir leiskite man pabrėžti, tai yra tiesiog išmoktas įprotis, kaip ir kai kurie nelabai naudingi įpročiai mūsų kasdienybėje. Ir kiekvieną įprotį galima pakeisti į geresnį įprotį. Taigi, kur laikyti tas rankas, kai mes bendraujame su žmonėmis? Rankoms leiskime tiesiog natūraliai svirti šalia kūno prie šlaunų. Žiūrėkite, nieko absoliučiai nereikia daryti, o mūsų krūtinė atvira, pečiai nuleisti, atpalaiduoti,
pilvas atviras ir mes galime bendrauti su žmonėmis. Štai, ačiū, kad susirinkote, štai mano projektas, šiandien apie tai jums ir papasakosiu. Labai natūralu, labai organiška ir tikrai paprasta. Kviečiu praktikuoti, stebėti kitus ir stebėti save. Ir jeigu bent jau pavyks atsikratyti uždarų pozicijų, tai jau bus didžiulis žingsnis link geresnės komunikacijos.